Sveiki, šiandieną norėčiau pasidalinti vienu sprendimu, kurį radau labai kažkaip netikėtai, tiesiog bandžiau įvairius būdus, čia yra Gausso integralas ir atsakymas yra gana žinomas, bet nespoilinsiu kol kas, bet tiesiog visaip žiūrėjau, kaip galima dar padaryti ir radau vieną įdomų būdą. Tai jeigu pasivadinkime mūsų integralą mūsų integralą I. Ir ką pradžiai padarysim, tai įvesime keitinį x kvadratu yra lygu t, ką reiškia, kad x yra šaknis iš t ir dx yra viena antroji šaknis iš t dt. Gerai, tai galima įsistatyti. Dar prieš įsistatant. Čia yra nuo minus begalybės iki begalybės. O x, jeigu įsistatysime minus x ir kelsim kvadratu, gausime tą patį, ką x pakelia kvadratu, vadinasi, tai yra lyginė funkcija. Kai yra lyginė funkcija ir integralas nuo minus begalybės iki begalybės, vadinasi, galima parašyti šitą integralą kaip 2 kart integralas nuo 0 iki begalybės e pakelta minus x kvadratu dx ir dabar jau galima įsistatyti. Tai būtų 2 ir čia dar viena antroji vietoj dx, viena antroji kelsis į priekį, tai dvejetas ir viena antroji įsiprastins. Liks integralas nuo 0 iki begalybės. E pakelta minus t kart vienas iš šaknies iš t arba t pakelta minus viena antraja. Čia jau dt. Dar ką pamiršau paminėti, tai dėl integravimo ribų čia nuo 0 iki pi, čia dėl to šiaip reikia tą dvejetą išsikelti į lyginės funkcijas, nes kai matome x lygų šaknis iš t, tai minus begalybės čia jau realiuosiuose skaičiuose neegzistuos. Tai pamiršau tik tą paminėti, kad tada reiktų nustatyti integravimo ribas, tai x įsistatyti 0. Tai kai x įstatom 0, tai t irgi bus 0, t integravimo riba pirma bus 0 ir tas pats su begalybė. Jeigu įsirašom begalybę, gaunam begalybę. Vadinasi, integravimo ribos, kai pakeičiam viską į t pasaulį, integravimo ribos nesikeičia. Tai dėl to vėlgi bus nuo 0 iki begalybės ir čia dvejetas įsiprastina t su viena antroji dt. Ir nuo čia bandžiau įvesti kintamai, tai ten kaip ir išeina, bet daug ilgiau, ką paprasčiau galima padaryti, tai reikia pastebėti, kad Laplaso transformacija t pakelta r, kur r yra daugiau už minus 1, yra lygu integralui nuo 0 iki begalybės e pakelta minus st kart t pakelta r dt. Ir čia atrodo labai panašiai. Tiksliau yra čia lygiai tas pats, tiesiog s yra lygu 1, o r yra minus 1 antroji. Ir kam yra lygus šitas integralas? Laplaso transformacija tai r nuo 0 iki begalybės e pakelta minus st ir t pakelta r dt. Kam yra lygu? Tai yra lygu gamos funkcijai r plus 1 padalinta iš s pakelta r plus 1. Tai va taip mes įsireiškiam. Ir jeigu sustatysime r ir s, tai čia bus 1 pakelta kažkuo, tai bus tiesiog apačioj 1. Ir viršui gausime gamą 1/2. O kam yra lygi gamą 1/2? Gamą 1/2 yra lygus šaknis iš pi. Vadinasi, mūsų integralas, Gausso integralas, nuo minus begalybės iki begalybės, e pakelta minus x kvadratu dx, yra pi šaknis iš pi.